Silpnėjusios JAV rinkos atnešė optimizmo ir Azijos bei Europos biržoms. Didžiosios Britanijos indeksą kėlė bankinis sektorius, kuriam įtakos turėjo Bernanke kalba, kad JAV bankams neprireiks nacionalizuotis. Gerų emocijų įnešė Britų valdžios pasisakymas, kad bus garantuojamas paskolos ir investicijos. Vokietijos indeksas kilstelėjo kompanijų Henkel ir Deutsche Börse geri veiklos rezultatai. Pabaltijos akcijų rinkose nebuvo vieningos krypties. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo 0,57% kilimą. Nuo pat prekybos pradžios rinkai į priekį vedė bankinis sektorius, kuris kilo atitinkamai Ūkio bankas 5,88%, bankas Noras virš 6%. Panašu, kad buvo bandoma atsikovoti prarastas pozicijas, bet to nuotaikas gerino atsigavęs finansinis sektorius užsienio rinkose. Didžiausia apyvarta net virš 500 milijonų litų pasiekė prekybą T-Valiuta akcijomis. Dar kartą pasitvirtina, kad bendra biržos nuotaika visada diktuoja šios kompanijos akcijas. Kiek išaugo aktyvumas Lietuvos jūrų laivininkystės pozicijoje, tačiau kaina liko nepakitusi ir siekė 31 centų ribą. Į prekybos pabaigą net virš 11% šoko kompanijos Invalda kaina, tačiau apyvarta buvo menka ir reikšmingų pasikeitimų nebuvo. Nuo iš viso biržoje vertybinių popierių perleista už daugiau kaip 1 milijoną litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas krito 2,26%. Tam įtakos turėjo virš 4% smukusi Latvijos gazė kaina. Nuo bendra biržos apyvarta buvo itin menka ir nesiekė 3000 latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas krito 0,84%. Po šventinių dienų prekyba nebuvo itin aktyvi, bendra apyvarta siekė 207 000 eurų. Didesnėmis apyvartomis pasižymėjo Talino Kaubomoje ir Talino Group. Rinkoje likę smulkiai investuotojai nelinkė drastiškai vykdyti prekybos, juolab, kad nėra atliekamų lėšų. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.